Tai sveiki. Žodžiu, yra taip, su komerciniais pasiūlymais. Atsidarom svetainiai komerciniai pasiūlymai, aš sukūriau Linas Tester. Ir jeigu pažiūrėsite, pas mane paskyroj atsirado. Ta pasiūlymą aš galiu peržiūrėti. Žodžiu, jau kaip patį pasiūlymą tiksliau sugeneruotai, gal ten Tomas ar Šipa Baba komanda daugiau pasakys, bet iš esmės naujas komercinis pasiūlymas. Mes čia... mano yra pridėti numeriai, klientas tada iškart suranda, čia data suvedė, taip toliau ir nauja vienkartinė paslauga, žodžiu, suveda tą pasiūlymą, čia kaip jisai susiveda pasirinkti prekes ir kai paspaudžiat išsaugoti, atsiranda komercinis pasiūlymas, kas yra labai svarbu, kuriant pasiūlymą, man atrodo, kad jeigu naudojat vienkartinę paslaugą, matoma klientam. Tai va čia gali būti, kad čia yra labai aktualu ar rodyti ar ne, nes gali būti pasiūlymai sukurti, bet tai nėra matoma klientam. Tai va šitoj vietoj pasižiūrėti, ar tikrai va šitas momentas vyksta. Aš matau, jog viskas yra, peržiūrėti pasiūlymą galima, kaip ir viskas veikia, nebent kažkoks yra niuansas, nebent Vytautai su šita varnelė kažką nori dadėti, pridėti, patogiau, kad būtų nelabai aš įsivaizduoju, kaip to pasiūlymo tikra ta logika veikia, kaip jums reikia.